25 skyrius – keleivių vežimas. Na, atrodytų lengva tema, bet testuose irgi nemažai klausimų. Ir žinot reikia iš tikrųjų, tai bus naudinga, kad žinotumėt, kaip tiksliai keleivius vežti ir žinosit, kaip regitroje atsakyti į klausimą. Na, šitas punktas atsako į keletą klausimų ir teste esančių klausimų netgi seniau, kaip būdavo. Pavyzdžiui, ir galima kėbulę vežti, tai seniau būdavo galima, dabar toj sužinosim, kaip yra. Ir taip pat atsako dar į keletą kitų klausimų, kaip ar tiesiog gali, kaip kroviniam vežamame skyriui, pavyzdžiui, ten susėsti ir sėdėti keleiviai. Tai toks atrodytų paprastas punktas, bet klausimų regitoriui keletas bent jau yra. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis arba specialiai tam pritaikytomis transporto priemonėmis. Ir tik pagal konstrukciją keleiviams skirtose vietose. Krovininio automobilio kėbulė vežti keleivius draudžiama, išskyrus keleivius vežamus krašto apsaugos sistemos poreikia. Pritaikytus kėbulą keleiviams vežti. Pritaikius kėbulą keleiviams vežti. Nu tai tada krovinio skyriui tokios atsiranda lentos, ant kurių atsisėsti galima, kaip sėdynės, ir jie tada važiuoja tame savo sunkvežimį kareiviai, kaip esam kad matę, ir ten yra vežami. Tai va toks variantas jiems yra leidžiama. Na ir tik kėdės turi būti standartiškai įrengtos su diržu ir tik tokiuose specialiuose kėdėse gali būti vežami keleiviai, ne kažkur ten kitaip. Na, yra dar keletas variantų, kuriuos to išsiaiškina. Ant vaikų iki 16 metų grupės vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritvirtinti skiriamieji ženklai, nurodyti taisyklių 4 priede. Tai toks ženkliukas su vaikų simboliais. Tai čia liečia ir mokyklinį autobusą, tiek pasamdytą autobusą vežti grupės, ekskursiją ar panašiai. Vaikus vežančio mokyklinio autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti vienas lydintis asmuo. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkciją gali atlikti vairuotojas. Tai supratot, ne, kad čia turi būti, jeigu šiaip ekskursija ar kažkas papildomai vienas žmogus lydintis, o kai yra mokyklinis autobusas, mokyklinis tai reiškia, jis ten surenka tos vaikus ir nuveža ten į mokyklą, vakare po pamokų surenka, parveža kažkur ten į kaimą, kur jie ten gyvena ar panašiai. Tai va tada vairuotojas gali atlikti lydinčio asmens funkciją. Na, apie tą lydintį asmenį atrodytų gan paprasta, bet buvo toks atvejis, kad vaikas kažkur kaime išlipo iš autobuso to mokyklinio ir nuėjo per gatvę ir kita mašina atvažiavo ir bum. Nu, nenoriu taip tragiškai papasakoti, gal reikėtų žinoti. Tai va ir tas žmogus netliko, nes jis, ten toliau skaitysim, turi palydėti kitą kelio pusę, nes jam reikėjo vaikui pereiti. Jis turėjo išlipti ir vaiką už rankutės paėmęs pervesti kitą pusę. Tai skaitom, matot, svarbu viskas yra, skaitom toliau, žiūrim, domimės, analizuojam. Mokyklinio autobuso ar transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo užtikrinti saugų vaikų įlipimą, išlipimą iš transporto priemonių. Pagal galimybės vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse. Palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikų. Būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Kas draudžiama, prisimenam, kad jau reikia mokėti mintinai, nes tada tikrai testuose bus ir tikrai yra svarbu. Taigi, draudžiama vežti keleivių daugiau negu numatyta transporto priemonės charakteristikoje. Pavyzdžiui, ant kelio atsisėdę važiuoja. Draudžiama vežti keleivius taip, kad jie trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą. Draudžiama vežti keleivius mopedais, motociklais, na jeigu yra priekabėlė, tai tokie priekabėliai tada galima, triračiais, visų rūšių keturačiais, vaikus iki 12 metų. Tai jeigu yra daugiau kaip 12 metų, tada mopedais galima, motociklais galima, triračiais galima ir visų rūšių keturačiais galima. Vaikus nuo 12. Pereidami prie sekančio punkto, kuris yra 195, vienas sunkiausių apskritai visose taisyklėse ir klausimų yra testuose daug ir ten makaluojasi, neina suprasti ir tikrai pamirštat ir neteisingai pažymit. Tai apie keleivių vežimą, kai yra velkama transporto priemonė, įvairios autobusas, troleibusas ir taip toliau. Tai dabar išsiaiškinkim, kokie tie vilkimo būdai egzistuoja. Ne? Tai kai yra transporto priemonė va šitaip užkelta ant, reiškia, ir vežama kaip krovinys, tai jinai nėra velkama, jinai vežama kaip krovinys. Ne? Tai čia va vienas toks momentas. Dabar kitas variantas, kai transporto priemonės, va priekis yra ant tokios platformos priekyje, va prikabintas ir priekis yra pasikėlęs ir velkamas, pakeltas tik priekis, o galinis ratas važiuoja žeme. Tai čia yra platforma, kuri pakelia priekį. Tai čia irgi, čia jau yra vilkimas, nebe krovinio vežimas. Būtų galima vadinti standžia vilktim, bet standžia vilktim, tai vilkti dar galima neužkėlus su standžia vilktimi. Tai yra vamzdis, toks apie vilkimą tuoj dar pakalbėsim. Tiksliai bus atskira tema, bet tik jau parodau iš anksto, nes šita tema irgi svarbu. Na ir automobilis gali būti velkamas lankščia.
vilktimi, kuri atitikti turi tam tikrus reikalavimus, apie juos kalbėsim, bet dabar svarbu apie keleivių vežimą. Draudžiama vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ar velkamo krovininio automobilio kėbule. Jeigu automobilio priekis arba galas užkeltas ant specialaus atraminio įtaiso, kaip kalbėjom, kad priekis, ne, ar galas, draudžiama keleiviams būti vežamas transporto priemonės kabinoje, salone arba kėbule. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Draudžiama vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ar velkamo krovininio automobilio kėbule. Tai kėbulas būtų ta dalis ten, kur dedam krovinį, o salonas būtų ten, kur įrengtos sėdimos